krito ruduo, sklando rudenio mintys ir sklaidos. Netiesa, kad užšaldo vanduo po pirmųjų šalnų žemės veidą. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vyko Kėdainių krašto dailės draugijos kūrybinių darbų parodos Šimtai minčių spalvose atidarymas. Kviečiu aplankyti parodą. Paroda vyks iki spalio mėnesio pabaigos. Parodoje dalyvauja ir tautodailininkas Romas Gailius su šiaudiniais sodais, kurie Vilniaus regiono aukso vainiko konkurse laimėjo garbingą 2 vietą. Dalyvius pasveikino dailės draugijos pirmininkė Albina Mackevičienė.